Viena yra tikra. Ši vieta, kažkada miškinga ir pelkėta, patraukė čia gyventi žmonės, kurie ją pavadino Verpena. Žingeidu, kodėl ši vietovė pavadinta tokiu vardu? Mama pasakoja, sakė, tokį pona buvo, į tokias, užtat pavadina Verpena, sako, kad turėjo linų srūgą per auksinį žiedą ištraukti. Tokis verpėjas buvo. Tai pavadina Verpena. Aha, taip. Link Raužikų yra tenai kalva ir ant tos kalvos yra akmuo, mitologinis. Ir ten yra labai stipri kosminė energija. Ant mūsų žemės yra nevienodai pasiskirstoma ta vadinama kosminė energija. Ta vieta yra netoli Verpenos, kad ten žmonės tokie gerai gyvena, gerai tvarkosi, tokie aktyvūs. Pilkapių ir senkapių buvimas rodo, kad šioje teritorijoje gyventa jau pirmaisiais mūsų eros amžiais. Čionykščių gyventojų būtis ir kasdienybė panaši į kitų to laikotarpio žmonių. 1760 metais buvo nupirka Gruževskiai šitą visą dvarą, šitą visą vietovę. Nu ir kada nupirka jau tą Verpeną visą dvarą Gruževskiai, jie plėtė savo valdas tas. Gruževskiai irgi jau čia karaliavo, dvarininkavo 300 metų. 1928 metais jau čia tarpukarį skaityti, kad jau buvo apie 300 gyventojų Verpenoj. Pieninį neturėjo kūrinas su durpims, kapemons statė, ten pons buvo kapemons gaštynų, dvarą tų pons, nu tai mano ušvis buvo rangaus ir mes buvom kokį 12, gal daugiau žmonių. Vyra, moteriškas ten su presu darė durpės ir vežė į Kelmės pieninį kūrenti. Prieš tą didelį pastatą, čia kur dabar parduotuvių būstai, čia buvo sklepas didelis, antropus keli buvo bravaras, čia to, kur spiritą gamina, bet jau čia buvo tik fundamentai. Viskas sugrauta, jau prieš karą buvo sugrauta. Ir čia skaitos jau daidom šikšnosparnį pagaudyti po tos sklepus dar mes vaikai. Sakydavo, kad čia pagamina tą spiritą, iš bulvių gamina. Ant ranginės malūną, nu tai tiek primenam, kaip mes ten kaime buvom, gyvena, ten žydeliai gyvena. Drielkis, tas toksai Calkis, jau ten tie vardai buvo, nu jau žydai. Yra tą laikė malūną, o paskiau mūsų Verpena tada buvo, kaip dabar, po 1, po 2 vaikus, tetur buvo po 7, po 6, mažiausiai šeimų buvo 4. Aplinkui mano tenai, kaip gyvenom, buvo ar 7 vaikai, aš dabar savo pergalvoju mintyse ir panašiai tokia amžiaus, kai mano, kaip aš augau mokyklinė amžiaus, iki mokyklinė buvo 47 vaikai 7 trobose. O kur dabar? Kiekviena didesnė gyvenvietė kaip Verpena norėjo turėti savo bažnyčią. Dažniausiai jas statė tų žemių valdytojai. Garbė pirmąją bažnyčią Verpenoje pastačiusiems didikams Valavičiams ir vėlesniesiems, kurie rūpinosi jos išlikimu. Šventa vieta, stebuklinga vieta Verpena. Stebuklinga šventa mata, šventos vonos. Šventa Ona yra Kristaus močiutė, baba yra Kristaus.
Ir Ana sakė, būk tai jajusi, čia kažkas matė, senovė baba, mano močiutė pasakoj. Kada Ana sakė su vaiku ir kažkas su botagu kirta, jai parverpena, būk tai matėn žmonės. Nu, jį palika stebuklingą vietą, taip jau čia ir yra. Verpenos kraštas mena ne tik laikus, kai jų šventovė, vadinama bažnytėle, koplyčia, sovietmečiu buvo paniekinta, paversta sandėliu, užteršta, bet ir tas įžeidžias dienas, kai nežinia kokioms jėgoms įsigeidus, siekta ją išardyti, išvežti. Tų svarbiųjų dienų liudytojai ir dalyviai mūrų stojo už savo šventovę, nelyginant kare. Mes pasitarėm, kad mes stosim į kovą. Ir stojom. Stojom į kovą ir jau čia kovojom, labai rimtai kovojom. Nes pradžiai tai čia buvo atvažiuodava, jau buvo sunumeruoti rąstai, paruošti išvežimui. Visi padėjo, visi kas galėjo, lėkėm, plėšėm, dirbom. Bet kai Smetona laikė, tai tokį didelį bromą, kaip Jankauskienė, kai tik Verpena prasidė, didelį sukryžių ant karčių, didžiausi paveikslus, vienam pusė, kitam įdedai. Nu taip tada eidavom pinti, jau mes jauni buvom, tada iš klevą lapų. Padūdavom klevą lapus, tą gėliukas turės atnešti, prašydavo, o jau tos senesnės moteriškas spindavo. Mums kaims būdavo, privažiuodavo visur. Nebūdavo kur arklių pasistadyti žmonėms. Gražus išaušo Šventos Onos rytas. Su rasos lašeliais ant sodrio žolės, su saulės spinduliu pro bažnytėlės bokštą, su pakilę nuotaika širdyse, kai plačiau atveriamos durys atvykstantiems, kai laukiama, kai viskas skirta tai išsiilgtai dienai, kuri jungia ir vienyje. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Šiandien pas jūs Verpenoj iškilmė Švento Joakimo ir Onos švenčiausios mergelės Marijos gimdytojų atlaidai. Vieną kartą metuose pas mūsų kaime tokia šventė ir labai graži. O žmonės labai tvarkosi, aplinkas labai kruta, apsižiūri, apsitvarko, ruošiasi, puošiasi. Tai dieną jie ruošiasi ne šiandien, ne vakar ir ne užvakar. Faktiškai, kai pradėjau dirbti, tai jau susitikus su verpeniškiais, su seniūnaite, tai vienas iš pirmųjų buvo pokalbių, kaip organizuosim Odines. Šventos Onos atlaidai subūrę draugėn nesibaigė iškilmėmis bažnyčioje. Šventos Onos tradicija yra platesnė. Pasimeldus, aplankyti giminės, draugus, pabūti kartu. Jaunimui išbandyti jėgas sportuojant. Kai aš užaugsiu, gyvensiu Verpenoje. Nevažiuosiu į miestą. Galvoju, kad būsiu ūkininkas.